išėjus mano mamai, tapo mano čia Vilniaus mama. Tai labai prašau, Marit, kokį porą žodelių, mielai priimsiu kritiką, į tai atkreipsiu dėmesį ir stengsiuosi tobulėti. Ačiū, Vitelė. Na ką, kai sodininkas kuria sodą, aš turiu omeny tą normalų sodininką, ne šiaudinį. Sodina obelis. Jis ima sodinukus, labai atidžiai apžiūri, kaip ten šaknys, kaip ten vainikas, kaip ten žievė, atitinkamai pagal tai parenka vietą sode. Žodžiu, jis tą įvertina visą atrodymą. Kai aš vedu sodų višimo mokymus, ateina ten 20 žmonių ir aš taip pasižiūriu taip sodininko to akim, kas iš jų gali būti tas, kuris sodins toliau tuos, tęs toliau tą darbą. Ir žinot, kartais iš tų 20 žmonių matau, kad ne vienas, tai buvo pramoga, tai buvo kažkoks susipažinimas paviršutiniškas, bet kai atėjo Raselė, tai buvo Raselė turbūt prieš 10, nežinau, 12 metų, 15, jau seniai. Seniai. Aš supratau, kad čia tas žmogus, jinai atėjo mokanti višti. Pasirodo, jinai jau vaikystėje yra ragavusi to šiaudų kvapo ir jau pakrauta iš savo motulės. Ir pamačiau, kad tai tas sodinukas, kuris tikrai duos gerą vaisių, į kurį verta investuoti. Aš atvėriau jai visą savo paslaptis, ką aš turėjau. Ir kaip matot, nebe reikalo, jinai įsiveržė į sodininkų būrį energinga, kaip visada, viską, ką jinai daro, su meile, su optimizmu, su šypsena, tuo paperka visus, kas yra šalia jos. Ir man matot, jos darbai kokie švarūs, gražūs, tobuli, sakyčiau. Ir ką čia daugiau kalbėti apie tuos sodus, tikrai kosmogonija, kaip Jonas sakė, ir ypač va tas klasikinis, kaip aš vadinu, šitas antras sodas, kuriam, nieko netrūksta, turi dangų, žemę, turi simetriją, kairę, dešinę, turi materiją, dvasią visose civilizacijose. Trikampis buvo dvasia, simbolizavo, kvadratas materija. Na ir tiesiog tobulas derinys. Tai ačiū tau, Raselė, už šitą parodą. Labai džiaugiuosi. Aišku, čia ne pirma tavo personalinė paroda, tik tai po šitais skliautais 16 amžiaus jinai pirmoji. Aš tikiu, kad tavęs laukia dar daug gražių darbų ir labai dėkoju. Ačiū.